Sveiki visi mano panteriukai, su jumis aš esu mylimiausia Amelė ir šiandien yra video apie tai, kaip mano dukra Sofija yra mokykloje. Tai žodžiu, aš jau nebekalbėsiu, pradėsiu. Stop, tu dar iki šiol manęs nepasubscribini ir zadžysi žiūrėti mano video. Tai dabar nusileisi, atrasi tokį mygtuką subscribe arba prenumeruoti, paspausk ir nepamiršk varpelio. Būčiau labai dėkinga. Ačiū. Tikiuosi, šiandien bus rami diena, o ne kaip vakar. Ačiū tau, Saulė, kad tu pasakai visą tiesą. Aš neįsivaizduoju, kodėl aš patikėjau ją. Aš dar vis negaliu patikėti, kas vyksta. Aš irgi. Bet kažkas čia tikrai ne taip. Taip, sveiki vaikai, pradėsime mūsų šiandieną pamoką. Ką šiandien nutiko? Jūs visi kažkokie labai tylūs, dažniausiai būna triukšmas, ne dažniausiai, bet būna šnapštutės ar dar kažką. Jeigu jūs žinotumėt, kas nutiko per šitas 3 dienas. Gerai, pradėkime mūsų pamoką. Ačiū, pamoka baigta. Ar pasakykit, ko šiandien nebuvo? Šiandien visi. Nuostabu. Kažkaip dar mėlų neateina. Jo. Žodžiu, varom į valgyklą, mes su mumis. Šiandien testas, tai aš nepasirašiau, tai man reikia per pertraukas pasiruošti. Supratau. Gerai, varom. Aš žinau, kad Mėja mum melavo. Bet kažkaip labai keistai. Taip, labai keistai. Ir dėl to aš per tą Mėją, savo geriausias draugas, nepraradau tavęs, Saulė. Tai supratau, kodėl aš ją patikėjau. Jinai taip įtikinimai kalbėjo, kad aš ir patikėjau. Nežinau, bet nebūtinai Mėja galėjo sugalvoti. Galėjo ir iš jos draugą kokią dar galėjo sugalvoti, ne? Na šiaip jo. Gana, aš nebegaliu tylėti, Iza. Gerai, eikiom viską pasakyk, bet jeigu tada ant tavęs supyks Mėja, tai yra labai bus blogai. Žinau, tu irgi jom buvai jau tiesą pasakius ir ant tavęs irgi jis supykogi. Taip, bet ne taip kaip ant tavęs, tu su ją ne taip gerai jau bendrauji. Gerai, aš nebegaliu tylėti ir aš einu pasakyti jums tiesą. Gerai. Sėkmės tau, Glumė. Mergaitės. Man reikia jums kažką pasakyti. Kągi man pasakysi? Aš girdėjau visą pokalbį prie savaitės, aš su Mėja bendrauju ir Mėja buvo sugalvojus planą, kad jūs visą susipyktumėte ir kad jūs nebedraugautumėte, nes kaip Mėja specialiai jūs ignoravo, kad jūs pradėtumėte, jūs dvi, pavydėti jai ir kad jūs tiesiog atbėgtų pas ją. Suprantate, dėl to jūs ir ignoravo. Bet ką tu turi omeny, kad jinai norėjo mus kad mes nebedraugautume ir mes susipyktume. Mėja, ji pati kūrė tas istorijas
Ji vienai sakė vieną, o kitai kitą. Kaip suprasi, jinai daugiau žmonių supykdė, kad nebedraugautų. Tai patikėjo jau 3 mergaitės. Aš jau nepažįstu. Turim tai 3 mergaitės patikėjo jos melu? Na, jo. O Iza, ko tu čia stovi viena? Aš laukiu Lumės. A kuri jinai yra? Aš tiesą sakant pati nežinau. Gerai. Noriu atsisėsti prie staliuko ir pasėdėti, pakalbėti. Gerai. Tai va, apie ką jūs čia kalbate? Apie tavo melus. Dėl tave su manimi Saulė vakar nekalbėjo per tave. Pala, tai iš tikrųjų tai nebuvo tiesa? Aš girdėjau, kad Mėja sakė Godai, kad Saulė apie ją kalbėjo, bet tai buvo melas, nes Mėja pati tai sugalvojo tiesa. Tai vadinasi, Saulė apie mane nieko blogo ir nesakė. Aš tau vakar visą valandą aiškinau, kad aš apie tave nieko blogo ir nesakiau, nes aš nepasielgčiau taip. Ne, nes tai buvo sugalvota. Taip, dabar Mėja, tu man pasakyk, tu sugadinai viską. Kodėl tu norėjai, kad mes susipiktume? Taip, aš taip padariau. Bet kodėl tu tai padarei? Tu man paaiškink, nes aš nesuprantu. Nes aš kažkaip jaučiausi viena. Man atrodė, kad mes labai gerai bendravome, bet tada kažkaip tai man jau patiko su jumis bendrauti, tada aš pradėjau su kitais bendrauti. Ir tada dėl to aš pamačiau, kad kažkaip nereikia taip daryti. Bet planas vis tiek man veikia ir man reikėjo to plano, kad jūs pradėtumėt su manim pačius vėl draugauti. Tai ta prasme, tu tiesiog norėjai mus visus, kad mes taptume priešais ir mes nebedraugautume. Nu taip. Kad mes tipo su tavim tik draugautume, tipo visas. Ne viso, šiaip jo. Žodžiu, aš taip nebedarysiu ir aš nuo jūsų atstosiu. Ir ačiū Dievui, mums to ir reikia. Ačiū Lumė, kad tu pasakei visą tiesą. Prašau. Bet Lumė, kam tu jom tai pasakei? Iza. Tu jom anąkart pasakytis ir dabar tu dar Lumę paskatinai pasakyti tiesą, bet kodėl? Kad jau žinotų tiesą, nes negalima meluoti žmonėm į akis. Aš nenorėjau meluoti. Gerai, aš tu nepykstu, bet jeigu kitą kartą. Ačiū Dievui, kad jums nors tom 3 mergaitėm nepasakėm. Mes jų nepažįstam, tai mes ir nesakom. Tai gerai, žodžiu, toj bus pamoka, tai gal einam jau. Jo, einam. Pamoka tuoj, varom jau, jo. Aha, varom. Po visų pamokų. Ko norėjai, Sofija? Norėjau pasakyti ačiū, kad pasakei man visą tiesą. Prašau, man buvo nesunku pasakyti. O tau dabar fizinis? Jo, paskutinė fizinis. Lumė, atsigodi kalbį, tavo eilė bėgti. Visi jau bėga, tai tu dar nebėgai.
Ašgi neturiu. Ai, tiksliai, nusėdėk toliau. Tai kur tu bėgi? Gerai, sėkmės tu man šitą pamoką. Nu ką, mergaitės, kur einam, ką darom toliau? Gal einam į kokią parduotuvę ir kokią kavinukę pasidėt. Gerai, varom. Kodėl mes atėjom prie tavo mamos darbo? Nu, čia labai skanus sumuštiniai, tai pasiūliau, gal čia galima nueiti. Šiaip jo, man atrodo, čia skanu būtų. Jo, nu, tai galim čia pavalgyti. Jo, tai kur mes valgysim? Tenai soliukai yra toliau. Nu, tada gerai. Užsisakom. Gerai. Taip mes jau užsisakėm ir dabar mes lauksim. O ką mes į 1-4 užsisakėm, tai va, bet visi skirtingi. Tai va, mes dabar jau nusileidom ir mes dabar einam ant soliuko ir mes dabar valgysim. Aha. Tai gerai, nebežinau, ką čia jau. Jum rodyti, mes tiesiog pavalgsim, tada jau eisim namo. Jo, o aš nešu visus. Jo, neš. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjote šį video ir tikiuosi tokių nesąmonių pas mus jau nebeatsitiks. Tikrai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, o dabar iki. Einam greičiau valgyti, aš noriu valgyti. Einam.